Gerbiami Respublikinio priklausomybės ligų centro pacientai, jų artimieji, darbuotojai ir lankytojai. Respublikinio priklausomybės ligų centro tikslas – būti socialiai atsakinga gydymo įstaiga, išlaikyti aukštus ne tik gydymo standartus, bet ir užkirsti kelią korupcijai sveikatos priežiūros srityje. Todėl palaikome ir prisidedame prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos iniciatyvų korupcijos prevencijos srityje. Mes netoleruojame korupcijos. Skatiname jūs padėkoti gydytojams, slaugytojams ir kitiems mūsų centro darbuotojams tiesiog etiškais, žmogiško orumo neįžeidžiančiais ir teisės aktų nepažeidžiančiais būdais. Norime priminti, jog teisinę atsakomybę užtraukia ne tik neteisėto atlygio paėmimas, bet ir jo davimas. Todėl skatiname savo padėkas išreikšti mūsų specialistams, ištariant tiesiog nuoširdų ačiū arba jį užrašant. Visgi, jei pastebėsite korupcinio pobūdžio veiksmus, nelikite abejingais ir kreipkitės į ligoninės vadovus ar kitus atsakingus asmenis. Arba praneškite centro tinklalapyje nurodytų elektroniniu pašto adresu. Taip pat, pastebėjus korupcinio pobūdžio veiksmus, visuomet galite kreiptis ir į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atsakingus asmenis ar į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą. Ačiū už supratingumą.